Nesupratau. Nebegavau kampo, tai čia su priekyta kalbuot. Nebesakyk vardą ir viskas, sakyk, aš noriu pasimylėti. Eik šik. Nes galvoja, gal iš policijos skambinė. Ne. Alio, Kodėl padėjai ragelį? kodėl turėčiau nepadėti? Ne, aš iš karto, matai, radau skelbimą tavo, tai Vis tiek, nenusibodau savo čia per visus tos telefonus varyti, ką? kaip supras per visus telefonus. O taip ir supras. Tai ką tu visus... Į kelintą telefoną skambinį. O nežinau, trečią. Kad vis Nu, tai va, netinka. nu. Kad netinka man. Netinka, o kas tau netinka? Kaina netinka, 250 už valandą, atsiprašau čia. Nu, klausyk, pas mane jau 400 valandą. Jau 400 pas tavo valandą. O! Taip. Ale tu brangi, aš galiu pasakyti. Nu. Tai aš jeigu 5 numerį paskambinsiu, tai bus O ten 600. jau bus 5 ir 600. Oho, o kodėl jūs taip keliat kainą? Nu, todėl, kad taip reikia. O jeigu aš jums alaus atneščiau? Man alaus? Na. Klausyk, į Vilnių važiuok ir ten tom kitom nešk to alaus. O tai, sakot, Vilnių prastesnės? Klausyk, tu čia kom čia skaitai? Kažkokia alkoholikė, kad tu čia man tą alų siūlai, ką? Ne, esu eilinis, kaip sakant, normalus bachūras, kuriam reikia, kaip sakant, šią naktį linksmai praleisti, o jūs čia mane užsipuolat. Aš bachūras, o ne eilinis. Nu tai ką, mes ne žmonės, mes nenori, tai kam tada tą skelbimą dedat? Eik, tu klausyk, nesvaik, tu čia pasiskambinęs, klausyk artistę to. Na tai žinau, kad aš artistas, bet čia irgi nesąmonė, tai galų gale mes tam ir skaitom tas skelbimus, kad pasižiūrėtumėm, kas per kainas. Gerai, vieną užsiprašė 2 puodą. Alio. Padėjau ragą. Ne, supykusi viskas, jau taip jau buvom skambinę turbūt. O teta, matėt va, vaikučiai, kokie tetos būna? Ne, Dainiau, aš kaip supratau, ji turi ne vieną telefoną ir ne vienas skelbimas jos yra įdėtas. Tai sako, ką čia tu čia per visus telefonus varai? O taip ir būna, jo.